klausimas, kaip jie atsineša va į šitą mūsų bendravimą, į bendrystę ir jūs galite mus susirinko žmonių, reiškia tiek, arba mus myli, gerbia, arba yra patys užupiečiai. Šiandien pristatom projektą Užupis kaimo bendruomenės pastato atnaujinimas buvo skirti ir panaudoti, ta prasme, 119 000. Mes, aš jau sakiau pirmą, kad mūsų seniūnijai mes buvom kažkaip tai visos bendruomenės susirinkę ir pasidalinom tos pinigėlius pagal šitoj teritorijoje gyvenančių žmonių skaičių. Mūsų užupiai buvo tekę apie 90 000, tačiau mūsų tikri draugai, geri draugai, sarviliškiečiai, kalnaberžiečiai mums dar padovanojo iš savo projektų, mums skyrė keliasdešimt tūkstančių ir mes pasidarėm tikrą projektą, nes mes buvom už 90 000, mes buvom numatę tik tai padaryti vidaus remontą, nes tiek pinigų, kiek būtų, už tiek pinigų galima buvo padaryti. Po to, kada mums dasidėjo šitie pinigėliai, tada mes nutarėm pakeisti stogą ir pakeisti langus. Dar labai turėjom gerą idėją, norėjom dar ir apsikalti aplinkui, bet jau lėšas šito neleido. Todėl šiandien ir kviečiu seniūnę ir Kristiną ateiti ir padėti mums perkirpti šitą mūsų juostelę ir atidaryti Užupis kaimo bendruomenės centrą. Tai einam iš tos pusės, čia gal tada geriau seniūniai duodam, o mes su Kristina laikom. Jūs laikykite. Tai tokiu atveju prašom, o toliau jau kalbėsimės vidujinėje. Prašom visus įėjęs. Prašom. Šiandien tos bendruomenės lyg ir naujas kvėpavimas, lyg ir naujas įprasminimas, o dirbtinai sukurtos bendruomenės, jos iš tiesų nėra gyvos. Aš ne už didelis bendruomenės, aš už mažas, už šitokias, kurios vienyje kaimą, kurios vienyje artimiausius žmonės. Na ir šiandien labai džiugu, kad šitas pastatas, buvęs atlūžęs, sugriuvęs pastatas, įgijo kitą kvėpavimą, kad čia galės ateiti žmonės bet kada, kai linksma. O linksma čia būna labai dažnai. Iš tiesų, kūrybingi žmonės žino, nepamiršta, kada kieno gimtadienis, kada jubiliejus, kada vardadienis. Na, žinoma, kaip Eugenija sakė, vieni ateina, kiti išeina. Tikriausiai šita vieta galės būti ir paskutinio atsisveikinimo su kaimo vieta, nes apie tai mes kalbėjom, kai buvo rengiamas šitas projektas. Aš sveikinu visą gražią Užupės bendruomenę, Užupės bendruomenės svečius, nes tikrai šiandien Užupė šventė, nes tos brandos, susikaupimo, na ir naujų didelių darbų pradžia, nes šitie darbai tai tik yra tas žingsnelis, mažas žingsnelis, o idėjų ir minčių yra iš tiesų labai daug. Ir aš linkėčiau, kad prie Eugenijos ir toliau glaustusi žmonės, kurie nori, kad Užupė gražėtų, kurie turi gražių minčių. Na ir Eugenija, ačiū Jums, kad esate, kad sugebėjote suburti apie save šito kaimo žmonės, kad jos žmonės myli ir eina su Jumis.
čia galvojau, kuo Užupė išsiskiria. Na, tikrai labai gražios vietos, šalia Liaudės upelis, šalia vienoj pusėje Bakainių piliakalnis, kitoj pusėje Paberžė, kur tiek daug tėvas Stanislovas atidavė savo metų. Atvažiavę čia pradėjau kalbėti su vienais, su kitais, su seniūne, su kaimininių bendruomenių atstovais. Sako, žinai, kuo išsiskiria Užupė? Šiluma. Tai tikrai jaučiasi ta jūsų šiluma. Ponia Eugenija subūrė turbūt visą kaimą ir čia, sako, padėjo vienas, kitas, ten tikrai padėjo visi, ten kai kurie, kaip sako, jau ten turbūt ir sveikatos neturėdami, tai bent jau patarimai savo padėjo. Tai tikrai tai yra svarbiausia, svarbiausia yra žmogus. Kaip ten buvo, ar tai kažkokios aplinkybės vienokios ar kitokios, viską galima nugalėti, jeigu tik tai bus žmonių noras. Taigi tikrai šiandien ir mero Rimanto Diliūno, ir vicemerės Nijolės Naujokienės, savivaldybės administracijos vardu tikrai noriu padėkoti jums visiems, kurie prisidėjo tikrai prie šito projekto įgyvendinimo. O šiaip iš patirties žinodamas, kad statybininkai iš pastato išeina, bet vis tiek visko nepadaro. Tai čia mes tokį sugalvojom senukų čekį, kad užbaigimui, nors apėjau, taip ir bent jau paviršutiniškai pasižiūrėjau, neradau prie ko prisikabinti, bet įtariu, kad kažkur tai ko gero vis tiek kažko nepadarė statybininkai. Taigi tikrai dar kartą ačiū Jums ir tikrai sėkmės. Iš tiesų, Eugenija, kai pradėjom šitą projektą prašyti, tai pristatė, kad pas mus mažas kaimas, pas mus labai mažai žmonių. Bet ir ne tik šiandien, ir per tą pusmetį, kai vykdėme tą projektą, pastebėjau, kad čia yra ir kaimynai artimiausi, tai yra bendruomenės, ir giminės, ir artimieji susirinkę. Tai rodo, kad yra išties bendruomenė. Aš tikrai labai džiaugiuosi. Ir Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vardu nuoširdžiai sveikinu Eugeniją įgyvendinus šitą tikrai nelengvą projektą. Labai noriu pasidžiaugti, kad per mažą tarpą, mažiau kaip per pusmetį gyveno tokį didžiulį projektą. Ne kiekviena bendruomenė sugeba taip suvažiuoti. Tokį mažą laiką gyvendinti. Tai va šituo labai džiaugiamės. Na ir ką, linkime, taip pat turiu čekį tik tai jau kanceliariniam prekė. Linkime, kad nebereiktų prašyti seniūnės, kad atneštų tą ir tą. Kad galėtume ateityje įsilaikyti patys ir pradėti eiti verslumo link. Tai va čia pieštukam, tušinukam, baltą popierių naujam projektą. Čia jums. Matai, dar vakar vakarykštę dieną gyvenu pėčiai, užpėčiai. Smagu, kad bendruomenės ir istoriškai, ir geografiškai, ir visais kitais būdais esam šalia vieni kitų, randam bendrą kalbą, tikiuosi padedam vieni kitiem, kiek galim. Tai džiaugiamės jūsų sėkmingų projektų, linkim daug gerų darbų, dar geresnių, gražesnių projektų. Nu ir visuomet jau bent jau švęsdami, nepamirškit mūsų. Šiandien tikrai aš irgi kaip kolega, irgi vis tiek bendruomenės pirmininkas, iš tikrųjų esu labai taip giliai sujaudintas. Nes matau, kad čia, aš tokią dovanėlę dar jums palinkau, matau, kad jūs šiandien visi kaip bitės, kaip spiečius, taip gražiai susispėtėt į vieną vietą ir atlikot didelį darbą. O tas didelis darbas ir būtų, kaip, tarkim, čia kaip simbolis, tai kiek čia pridėta, prinešta, kiek nulipdyta, kiek siūta. Ir jūs įsivaizduojat dabar, kaip gera visiems po visų tų darbų ir mėgautis gerų rezultatų. Bet prisiminkit visi, kaip reikėjo viską taip padaryti, atlikti, kiek darbo visiems įdėti. Faktas, čia reikėjo ir to darbo prisidėti, ir tas talkas eiti. Aš taip įsivaizduoju, ne visi atėjo į tą talką. Buvo vienas kitas, kuris ir neatėjo į tą talką. Aš mačiau. Gali būti, aš nesiginčiu. Aš palei Kalnaberžį sprendžiu, kaip buvo.
Tai va, jeigu visi susirinko, tai jūsų bendruomenė yra ideali. Tokių bendruomenių, gal jinai, kadangi toliau nuo miesto centro, kuo toliau nuo miesto centro, tuo geresni žmonės kaimuose yra išlikę. O kas arčiau, tai vis tiek tas matymus kiekvieną dieną tų parduotuvių, gražių namų priveda prie žmonių materializmo. O jūs esate dvasiškai visi puikiai išsilaikę, nesugadinti žmonės. Ir aš toliau jums norėčiau palinkėti, ką jau turite, kad be vargo visi draugiškai prižiūrėtumėt, vis tiek gal ir žiemą pakuriant reikės, ar ten kūrų pasirūpinti, ar malkų paskaldyti, visi pasivaduodami draugiškai, kad pirmininkai nebūtų per sunku. Ir norėčiau palinkėti jums visiems Eugeniją gerbti ir mylėti, nes žmogui apsimti, visą bendruomenę atsakyti, vadovauti nėra taip paprasta. Kuriuom užaugom, kaimo vaikai mes irgi iš kaimo visi ir įsiskirstėm po viską, kažkaip kaip paukščiai skrydom, bet vis tiek širdimi visada mes kaimiečiai. Ir labai aš džiaugiuosi, kad Eugenija irgi pritapo užupiai, nors jos gimtasis kaimas, mes irgi iš Kėdainių rajonų, galima sakyti, irgi taip pat netoli. Iš kito krašto. Iš kito krašto, iš kitos pusės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano sesė tiek daug įnešė į kaimą šviesos, šilumos. Ir linkiu, kad visi jūs palaikytumėt ją, ir gerbtumėt, ir mylėtumėt, ir jinai jūs taip pat. Ir aš jūs visus myliu. Tokia graži šventė, tikrai labai smagu, gražu, nuostabu, graži diena, gražus jūs, gražus namai. Gražus visi. Ja. Tai va, nežinau, čia daug nekalbėsiu, labai daug jau čia žodžių gražių išsakyta, nebesikartosiu. Mes atvežėm nuo mūsų tokį medį, kad jūs amžinai žaliuotumėt ir amžinai gyvuotumėt. Ir norim skirti jums dainą tiesiog nuo savo Mikaičių centro. Gyvena ir
Kaip gerai, kad esi, kaip gerai, kad tau gyventi lemta, tu žinai iš tiesų, niekada ir tai liūdėt neverta. Jos geroji motinėlė, tu madrylė, o papa, seka paskui dukružėlė, tu madrylė, o papa, jeigu tėvas sužinotų, o vaikai išmanotų, tu madrylė, o papa, la 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 la. Senas stiklas, žemos durys, tu madrylė, o papa, stovi jonas kaip kepurės, tu madrylė, o papa. Ona, išsigrėti, nori biškį pakalbėti, tu madrylė, o papa, o la 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 la. Mūsų tėvas, kai išgirdo, tu madrylė, o papa, net iš lovos jis išvirto, tu madrylė, o papa, ir paėmęs pistoletą, šovė jam į minkštą vietą, tu madrylė, o papa, la 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 la. Jonui skauda, Jonui bėda, tu madrylė, o papa, rūpi druska šikna ėda, tu madrylė, o papa, Jono kelnes sudraskytas, nei su lobi neįgytas, tu madrylė, o papa, la 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 la. Jono kelnes sudraskytas, nei su lobi neįgytas, tu madrylė, o papa, la 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 la. O dabar paplokit, patrepsenkit naujas grindis. Bandysim.